Mėlyjei, tai kasgi yra ta mano motina, tie mano broliai, tos seserys? Ir tai klausimą, kurį turėtume užduoti patį paskutinį, nes visas Dievo žodis yra apie tai, kaip Dievo sūnus sukuria naują šeimą. Šeimą, į kurią be abejo labiausiai kviečiami brolis, sesuo, motina, tačiau šeima, kur yra nauja. Ir ši Dievo kūryba yra puikiai išsipildžiusi. Ta šeima sėdi čia. Liudai, tai kiek medaus kilogramų jau tu prikopinėjai? Ar girdi, kaip žąsis gagena? Greitai sakyk. Koks klausimas buvo? Kiek tau metų? Mano klausimas buvo, kiek medaus prikopinėjai? Iš 5 avilių beveik dabar pameluočiau, kad daugiau turiu, bet čia 3 kibirai su šiek tiek. Tikrai sumelavo, viskas čia aišku. Matėm nuotraukas, video, mažiausiai 2 kubilai. Linkime, kad būtų 3 kubilai. Mėlyjeji, džiaugiuosi, kad pribudote, stebite, gyvenimas vyksta. Vakar diena, šeštadienis. Kokia žinia Lietuvos ryte labiausiai buvo eskaluojama? Kas skaitot Lietuvos rytą? Mėly, 7 kartai LGBTQ paradas. 7 kartai vaizdo įrašai, dėta, perdėta nuotraukos. Neskaičiau ne vieno, tik suskaičiau šį rytą, kiek buvo eskaluojama LGBTQ paradas. Koks pasididžiavimas mūsų šventai Marijos žemėje. Koks pranašas tas mūsų Vilnius su nuogu užpakaliu per vidurį miesto. Kitas klausimas. Praeitą sekmadienį, Tėvo dienoje, kiek buvo užsiminta Lietuvos ryto svetainė internetinė apie Tėvo dieną? Iškučiau iki padangčių, nei vieno. Tėvo diena šitiems pranašams, kaip šuniui 5 koja, tik trukdo. Mėlyje, šie pranašai, ir jeigu bus jūsų gyvenime pranašai, kuriems skelbs gerą ateitį, storą duonos kąsnį, riebų lašinių gabalą, vykit lauk. Visi pranašai, kurie kalba apie neteisėtą, uzurpuotą gėrį, tai yra ne Dievo pranašai. Mūsų didysis pranašas Viešpats Jėzus, pradėdamas savo viešą veiklą, labai panašu, kad apsistoja pas Simoną, vėliau praminusį Petrą, mūsų didįjį apaštalą Petrą. Ir čia būrė pirmąją savo bendruomenę, ir čia yra jo kalbos apie Dievo karalystę. Ir šis Dievo siųstas didysis pranašas, mūsų Viešpats Jėzus, Dievo sūnus, jis čia pasėjo pirmą Dievo žodį. Tai būtent šie namai. Koks įdomus dalykas. Šis pranašas taip suka mintį, kad užsitraukia kelių sluoksnių iš tikrųjų tam tikrą pasipiktinimą. 3 sluoksniai, kurie labiausiai pranašo yra tiesiog pažeidžiami arba stoja į priešpriešą. Visų pirma, tai yra didžioji vadinama visuomenės arba valdančiųjų pusė. Antroji, net pati bendruomenė, turėdama pranašą, ji atsistoja neretai prieš savo pranašą. Prisiminkite tėvą Pijų šventąjį, kelių metų tyrimas stigmų, ir prisiminkite šventą Bernadetą su baru, prisiminkite Fatimos vaikelius, prisiminkite Liurdą, prisiminkite bet kurią šventovę, jos visos eina per vietinės bendruomenės, bažnyčios ar hierarchijos tam tikrą irgi egzaminą ir labai dažnai per atmetimą. Ir kaip sako prancūzų tokia patarlė, kentėti pur eglys ar par eglys. Pranašas kenčia už bažnyčią, bet kenčia ir per bažnyčią.
Tai šis yra toks pasakymas gana tikslus ir to nereikia bijoti. Tokia pranašo dalis. Aš kalbu beje apie mūsų viešpatį Jėzų. Jis labiausiai nukentėjo nuo savo bendruomenės, labiausiai nukentėjo nuo tų, kurie žino šventą raštą, kurie žinojo visus Dievo įsakymus ir kurie buvo sukūrę patį puikiausią tuo metu Jeruzalės šventykloje ką tik atkurtoje kunigystės kultą. Dievo sūnus padarė vieną žingsnį, išvijo prekiautojus, bet visa kita tai buvo pakrantės, kaimai ir miesteliai. Taigi, šis pranašas yra Kafarnaume. Ir pati jautriausia pranašo vieta, tai yra artimiausias ratas šeima. Šeima mato, kad kažkas ten vyksta ir kadangi Jėzus yra užsitraukta nemalonė iš valdžios, iš aplinkos, šeima atkeliauja iš visai kito krašto, iš Nazareto į Kafarnaumą, ieškoti savo to pamišėlio Jėzaus. Lauke negali eiti, yra tavo motina, broliai, seserys, reikia suprasti, Marija su Jėzaus pusbroliais ir pusseserėmis atėjo Jėzaus supakuoti. Skaitykite, šiandien sakiau, jis yra pametęs protą. Mūsų viešpats pametęs protą. Jis ir jo pasekėjai net negali ir neturi laiko pavalgyti. Tai ši pranašo duona, mėlyje, yra pati skaniausia. Tai ir būtent šios trys sankirtos, jos lietė visus pranašus, pradedant visais mums žinomais Jeremijų, tais, kurie rašė ir Kristaus jau išpranašautą tarsi sunkiąją dalį. Galite galvoti apie tuos pranašus, kurie teologai rašė knygas prieš antrąjį Vatikano susirinkimą, jie taip pat buvo atmesti. Vėliau šie teologai rašė būtent antro Vatikano mūsų reformos tikruosius dokumentus, nors pradžia buvo jų kaip pranašo atmetimas. Ir mūsų laikais lygiai panašiai, pabandyk pasakyti tiesos žodį ir gali būti, kad patapsi labai populiarus. Tai yra juokas, jisai be galo malonus. Pranašas laimingas, ištaręs tai, ką Dievas jam įkvėpė. Ir mano mėlėjai tėvai ir čia esantys broliai, visi seserys, žinokite, kad visa, kas vyksta Dievo sukurtoje bendruomenėje, yra nauja šeima. Ir Jėzus, priimdamas savo motiną ir savo pusbrolius, pusseseres, turi didžiulį troškimą, kad jie formuotų tą dvasinę šeimą, kurioje esame visi vaikai, broliai ir seserys. Ir vienas iš pusbrolių, tai yra mažasis Jokūbas, patampa apaštalų vienu iš 12. Tai nėra blogai. Popiežiaus Pranciškaus yra nuostabios mintys, kas tai yra šventos mišios. Ir tos mintys yra devintinėse. Kristaus kūno ir kraujo iškilmė. Mes ir dabar švenčiame Kristaus kančią, tai mūsų tarsi devintinių tąsa. Keltas minčių iš popiežiaus Pranciškaus. Brangusis, tapk dovana. Paskutinė vakarienė. Jos metu Jėzus mokiniams ištiesė sulaužytą duoną, vyno taurę. Įsidėmėk širdyje jo žodžius. Davė mokiniams. Eucharistija pirmiausia ryškėja dovanos matmuo. Jėzus paima duoną ne tam, kad ją suvalgytų vienas, bet kad ją sulaužytų, kad ją padalintų mokiniams. Jis nepasilaikė vien savo ir savo dieviško gyvenimo ir savo šlovės, bet apaštalo Pauliaus žodžiais tariant, Jėzus apiplėšė pats save. Visas jo gyvenimas yra dovana.
Eucharistijos mišių šventimas, Eucharistinės duonos valgymas nėra nuo gyvenimo atskirtas liturginis veiksmas ar tik mūsų asmeninė paguodos akimirka. Kaip Jėzus paėmė duoną, laužė ir davė mokiniams, taip ir mes, būdami suvienyti su juo, galite, mėlyjei, tapti duona, laužoma, duodama kitiems, dalinama. Būkite tuo, kas esate ir dalinkitės, ką turite. Šventas Leonas Didysis yra pasakęs, priimdami Kristaus kūną, jūs tampate tuo, ką valgote. Esate pašaukti tapti tuo, ką valgote, tapti eucharistiniais žmonėmis, kurie ne savo gyvena, kurie moka savo gyvenimą paversti dovaną kitiems. Mišių dėka, Eucharistijos dėka tampate naujo pasaulio jūs pranašais, jūs tampate statytojais. Pradedame laužyti, dalinti savo gyvenimo duoną, kai veikime savo egoizmą, kai atsiveriame meiliai, kai puoselėjame broliškumo ryšius, kai dalijamės savo brolių ir seserų kančiomis, taip pat savo duoną bei ištekliais su stokojančiais, kai savo talentais tarnaujame visiems. Paklauskime savęs, gyvenu tik savo, ar dovanoju gyvenimą kitiems taip, kaip mano viešpats Jėzus? Ar eikvoju save kitiems, ar esu užsidaręs savo mažame aš? Ar moku dalytis kasdienėse situacijose, ar siekiu tik savo naudos? O dangiškoji motina mergelė Marija, kuri priėmė Jėzų iš dangaus nužengusią duoną ir save visą dovanojo kartu su juo, te padeda ir mums tapti meilės dovana, susivienijusią su Jėzumi Kristumi Eucharistija, meldė popiežius Pranciškus